Ejau, hibrytė. Ką, šiandien su jumis prasivažiuosim. Važiuosiu dabar atsiimti savo jau tikriausiai paskutinės siuntas prieš kelionę. Galbūt dar prieš paskutinę, bet jau beveik viskas surinkau, ko man reikėjo kelioniai. Tai jeigu įdomu, ką imsi su savimi kelionę, ką pirkau ir panašiai, tai galit parašyti komentaruose. Galbūt iki kelionės dar spėsiu nufilmuoti jums trumpą apžvalgą. Tai va, dabar važiuojame paštomatą atsiimti siuntą. Kas ten turėjo ateiti, tai atėjo GoPro dėkliukas atsparus vandeniui ir dirželis ant galvos, irgi GoPro. Nes važiuoju į kalnus, tai žygiuosiu ten apie 30 valandų per dieną. Tai va, kad būtų gražių, įdomių rakursų, tai reikia to dirželio ant galvos. Ir kas dar liko. Tai va, dar svarstau apie pirštinės, bet vat, prieš pradedant dar sezoną, kai pirkau šalmą, moto ten kelnes ir striukę, žiūrėjau pirštinės, blemba, kaip man jos nepatinka. Tos apsaugos ant kumščių tokios storos, tai ką žinau. O visi komentatoriai heitina mane. Nupirk pirštinės, tai va. Tai nežinau, dar svarstau. O šiaip, lygtais viską jau turiu, pasiruošęs keliauti. Tai kelionę jau pradedu, kiek čia dar liko? 4 dienas, tik 19 dieną startuoju per pietus, arba net ryte, galbūt 10 kokią 11 startuosiu. Ir grįšiu atgal į Vilnių kokią 23 dieną. Tai va, netrumpa tokia kelionė, 5-6 dienos, kelyje 2 dienos arba 4, dar nežinau, pagalvosiu, bet į tą pusę į priekį tai bus 2 dienos kelio, padalinsiu visą distanciją per 2. Tai pirmą dieną apie 500 km ir antrą dieną beveik tiek pat. Ten arti 1000 gaunasi sumoje. Galit komentaruose pabandyti atspėti, kur aš susiruošiau. Užuominą jau gavote, kad važiuoju į kalnus, žygiuoti. Tai variantų, manau, čia per daug nėra. Štuka kylu nuo Vilniaus aplinkui. Tai va, spėlionę savo rašykit komentaruose. Teisingą atsakymą palaikinsiu. Nu va, beveik jau ir atvažiavom. Kas man labai patinka su mocu važinėti, tai vat parkingai. Tu visada įvažiuosi. Tau nereikia net laukti, kol jis atsidarys. Jeigu net nėra laisvų vietų, tu tiesiog visas mašinas eilėje apvažiuoji ir ramiai sau drąsiai važiuoji. Tai tas labai gerai. Su parkingu, su mocais problemų yra visiškai nulis. Tai čia kosmosas. Taip, kur čia tie paštomatai? Dar turbūt vieną aukštą į viršų. Jep. Čia. Na va, siuntą atsiėmėm, puiku. Dabar dar norėjau paklausti jūsų publiką, ar patiko jums KTM-o apžvalga. Ne apžvalga, tas drive'as toks lengvas, vat, simple, ar patiko? Kas nežiūrėjo, galit pasižiūrėti. Galvoju, gal kartą per savaitę pasiimk kokį vieną mocą tas drive'ai prasivažiuoti, nes man pačiam labai patiko. Nežinau kaip jums, bet pačiam prasivažiuoti, kažką naujo išbandyti tikrai patiko. Tai va, mąstau, kas savaitę po vieną kokį testuoti. Tai jeigu yra kažkokių aktualių jums mocų, apie kuriuos būtų įdomu pasižiūrėti, tai irgi komentaruose galit parašyti. O dabar grįžtam į vakar dienos dieną, kai aš buvau policijos komisariate. Šiandien važiuojam į policijos komisariatą. Pridariau šiek tiek reikalų. Nu kaip pridariau? Tiesiog taip įvyko. Tai istorija labai paprasta. Ieškojau savo GoPro 11, tai rinkausi tarp naujos, nes dabar kaip tik nuolaida buvo naujiems, -100 eurų. Bet jau taip gavosi, kad Facebook'e užmačiau marketplace gerą variantą su priedais, kurių man reikia. Tai galvojau, va, sutaupysiu kokiu 8 eurų ir už tos pinigus nusipirksiu tiesiog daugiau aukumų. Nes va, dabar į kelionę važiuoju, tai ten žygis bus apie 30 valandų, tai galvoju kaip tik, va, daugiau aukumų bus super.
Nu tai ką jūs galvojat, susirašėm su pardavėja, profilis tikras, viskas okei, tvarkingas, ten ir verslininkė kažkokią rodė. Tai va, padariau pavedimą, nes jinai iš Tauragės ir dar prieš padarant pavedimą rašau jai, ar galiu jumis pasitikėti. Sako, nu jūs pasigalvokit, išsiųsti galėčiau. Tai kad po darbų, aš galvoju, nu tai okei, kažkaip nežinau, nu profilis tikras atrodo, viskas okei, tai galvoju. Padarau tą pavedimą, tai padariau pavedimą, po 5 minučių gavau patvirtinimą iš jos, kad gavo mano pavedimą ir viskas, kaip gavo, atrašė, puiku ir po to laiko jokiai žinutės man jau jinai neatrašinėdavo. Tai palaukiau iki vakaro, dar vieną kartą žinutę parašiau, tada net nepasinino lygtais, kitą dieną parašiau dar vieną žinutę jai, kad jeigu iki 12 valandos dienos nesulaukiu žinutės, tada kreipsiuosi į policiją. Tai va, pasinino, nieko neatsakė, tai pasukau į policiją, parašiau į Facebook Business Supportą, kad jie užblokuotų akauntą, tai turėtų 3 dienų bėgyje užblokuoti akauntą. Tiesiog, kad apsaugot kitus, nes daugelis rašė iš kito akaunto, tai iš karto atrašo, viskas okei, GoPro yra, gali pirkti. Stengiuosi viską padaryti, kad jos nebūtų Facebook'e ir kad nieks nepasigautų ant jos. Tai vat, vakar gavau dar skambutį iš policijos, kad gerai būtų, kad šiandien atvykčiau į komisariatą. Tai va dėl to mes pas juos ir važiuojam. Nors visus dokus pateikiau, viską prisegiau, ką turėjau, bet, nu nežinau, tiek to, nuvarysim, čia netoli man. Birželio vidurys ir 14 laipsnių šilumos. Baisu. Blemba su oru, tai man žiauriai sekasi. Nu, lyt pradeda, košmaras. Ui, nu ko jūs velkatus 30 km, nu. Tai va, grįžtant prie GoPro temos, tai čia 3 dienos atgal aš išsiunčiau jai pavedimą, o vakar aš buvau pardėj ir naują nusipirkau. Tai 11 GoPro kol kas man gavosi brangiau negu 12 nauja. Tai va, tokie reikalai. Žiūrėsim, kom čia viskas baigsis. Bet iš savo pusės padarysiu, ką galiu, o toliau jau kaip Dievas duos. Tai va, duosim policijai darbo. Taip, dabar lygtais čia. Jeigu aš neklystu. O. Turim. One hour later. Nu ką, chebryte, ką aš galiu pasakyti? Nieko įdomaus. Praleidau aš čia 1,5 valandos, užpildėme mes tą patį, ką aš pildžiau internetu. Ką aš užpildžiau internetu, jie nemato. Iš tikrųjų nelabai daug prasmės čia buvo man važiuoti, o aš galvojau, kad buvo, bet tikriausiai, kad ne. Tai va, užpildėm tą patį pareiškimą, ką užpildžiau internete. Užtruko 1,5 valandos ir viskas. Tai sakė, jeigu pinigai lietuviškoj sąskaitoj, tai atgausim, bet jeigu kažkur nukeliavo toliau, tai tikriausiai, kad ne. Tai tiesiog dabar užklausą išsiųs Revolutui, nes pavedimas buvo darytas Revolutui. Ir toliau jau žiūrės. Tai va, hebryte, jeigu gausiu kažkokį teigiamą atsakymą, tai būtinai pranešiu Instagrame storiese, kad jūs ateičiai žinotumėt, verta kreiptis į policiją, neverta. Tai va, hebryte, ką aš galiu pasakyti? Tokius patarimus galbūt duoti. Tai šiuo atveju, kas buvo įtartina, bet iš karto nepastebėjau, tai kad po nuotraukom nėra komentarų. Nuotraukos viskas okei, laikai yra, lietuviški žmonės laikina, bet komentarų nėra. Čia vienas niuansas. Kitas niuansas, kad pavardė iš karto po to vardas, o ne atvirkščiai. Dar netikrinau, ar yra tokio žmogaus plagiatas, bet vis tiek retai taip būna, kad pavardė, o tada vardas. Kas dar? Ai, nu ir dar šitam akauntui, profiliui, kiek ten, 4 metai galbūt, 4 ar 5. Tai reiškia, čia skaitosi mažai.
Nes aš gana dažnai perku per marketplace'us iš žmonių pavedimų ir viskas visada būna ok, bet visada, kai perku, žiūriu į patį profilį, kiek jam metų, ar nuotraukos, ar realus ir panašiai. Tai visada būna 10 metų profilio, 8, tai jokių problemų niekada nebūna. O šį kartą tik 4 metai. Tai va, tokie ir patarimai būtų, į ką atkreipti dėmesį. O dabar varom nupirkti loterijos bilietuką ir tęsiam. Sveiki, vieną Vikingo loto man duokit. Viskas, bilietuką turim, sėkmės mums. Tai va, savaitgaliais vieną kartą per savaitę leidžiu savo pasimėgauti ir skaniai parūkyti, bet jums nerekomenduoju. Ką, chebrytė, dabar pasižiūrim rezultatus praeito vlogo, kas ten galbūt laimėjo loterijoje. Na, pasižiūrim, chebrytė, ar šį kartą mums kažką pavyko laimėti. Tai prašom. Nieko nėra, kitą tikrinam. Nieko nėra. Nu nieko, kitą kartą jau tikrai kažką paimsim. Tai ačiū, kas pasižiūrėjo iki galo. Paspauskit like, paspauskit follow ir iki kito karto. Iki.